Unboxing LT ir vėl žiūrim, ką mes gauname iš AliExpress. Tiesiai iš Kinijos, tai yra iš Kinijos pačio didžiausio šito turgaus, gariūnų, galima sakyti, kaip pas mus Lietuvoje gariūnai. Tai čia AliExpress yra kiniečių gariūnai. Daug visko galima prisipirkti. Tuoj pasižiūrėsime, kas šitos. Nu, 45 € ir 90 euro centų. Įsivaizduojat, ką aš nusipirkau, aš esu labai turtingas. Pamatysite kainą iš tikrųjų, kiek šitas produktas kainavo realiai. Bet, 45, čia tikrai kaina oho, tokia didelė. Labai turtinga. Žmona labai myliu ir perku žmonai visokius labai brangius dalykus. Irgi, ne suknelė tokia, palaidinį jūs turbūt net nematot. Mano kamera, pakelsiu dar truputį aukščiau, kad pasimatytų. Aišku, nėra ką vėl kalbėti. Taip, Stradivarius, 94 metų. Nežinau, gal čia originalas, o gal ir ta, kaip sakoma, padielka. Medžiaga visiškai nebloga. Renksimės, žiūrėsim, kaip visą tai atrodo, o paskui ir įvertinsiu šitą pirkinį. Ar verta ar neverta, pamatysit kainą ir kaip ir kiek jisai keliavo. Žiūrim toliau. Štai, mano žmona perka drabužius moteriškus, o man šitos moteriškus drabužius reikia apžvelgti ir pasakyti savo verdiktą. Žmonai patiko. Iš tikrųjų, žmonai patiko, labai medžiaga tokia minkštutė yra, bet jis yra, drabužėlis labai firmiškas. Matėt, kaip jisai atrodo ant mano žmonos kūno. Manau, kad visiškai gražiai. Drabužėlis tikrai labai fainas, labai viskas su juo yra tvarkoj, kokybė yra labai gera, nėra kažkokių tai atsilaupusių siūlų, net tai vietų susiuvimas labai gražus. Stradi, o čia matom šitą firmą, kur yra parašyta Stradivarius. Nežinau, iš tikrųjų tai yra, pasakysim taip, tai yra kopija. Manau, kad tai yra kopija kažkokio tai originalaus dalyko, nes aš nemanau, kad kiniečiai gali tokį gražų fasoną iš tikrųjų pasiūti ir padaryti ir sukurti ir pagaminti. Tai yra kokybiška gera kopija. Tai yra tą, ką mes matėm ir ką pirkom iš AliExpress, tai yra tą, ką matėm nuotraukose, tą ir gavom. Matot kainą, matot, kiek šitas suknelė ar nesuknelė ar palaidinė atkeliavo į Lietuvą. Šiaip 5 žvaigždės iš 5 pirkti tikrai rekomenduoju, jokių nusiskundimų nėra, tikrai labai kokybiškas daiktas ir jeigu jums patiko, ypač aš tikiuosi, kad šitos video žiūri ir moteris ir merginos, tai jeigu jums patinka tokio stiliaus drabužiai, tai rekomendacijos iš mano pusės 5 žvaigždės iš 5.